Nikolajus Nosovas. Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai. Iš rusų kalbos vertė Kazys Borta. Įgarsino Katerina Zerskaitė. 12 skyrius. Nauji pažįstami. Kai Mėlynakė išėjo, Nežiniukas truputį pagulėjo. Paskui atsiminė, kad norėjo pažiūrėti, iš ko padaryta lėlė, ir jau buvo besikeliąs, bet staiga už durų vėl suvildėjo žingsniai ir pasigirdo kažkieno kuždesys. Kur jis? Ten. Ką jis veikia? Lovoje guli. Miręs? Ne, rodos gyvas. Leisk man pažiūrėti. Palauk. Nežiniukas pažiūrėjo į duris ir pamatė, kad kažkas žiūri pro rakto skylutę. Na, leisk, gobše, juk ir aš noriu pažiūrėti. Kažkas vėl kuždėjo. Neleisiu, jei gobše vadini. Už durų pradėjo stumdytis. Tu nesistumdyk, pasigirdo piktas šnibždesys. Dar kartą pastumsi, aš tave už plaukų patampysiu. O aš tave už kasų ir dar koją paspirsiu. Nežiniukas įsigydė pažiūrėti, kas ten ginčijasi. Jis pašoko iš lovos ir greitai atidarė duris. Pasigirdo duslus trenksmas ir Nežiniukas pamatė priešais dvi mažyles. Jos puolė į šoną, nusitvėrė rankomis už galvų ir nusigandusios žiūrėjo į Nežiniuką. Vienai ant prijuostėlės buvo išsiuvinėtas žalias kiškutis, kitai raudona voveraitė. Jos abi, lyg pagal komandą, sumirksėjo, pravirko ir apsisukusios ėmė lipti siaurais mediniais laipteliais, kurie buvo kairėje durų pusėje. Garsiai žliumbė mažiulė su trumpomis kasytėmis, kurios styrojo į priešingas pusės. Pritarė jai antra su dideliu mėlynu kaspinu ant pat viršugalvio. Nežiniukas pasikasė pakaušį ir burptelėjo savo po nosimi. Kas čia atsitiko? Matyt, smarkiai joms durimis trinktelėjau. Bijodamas dar ką nors padaryti svetimam name, Nežiniukas įlipo į lovą ir manė nustelti. Bet greitai koridoriuje vėl pasigirdo žingsniai. Durys atsivėrė ir į kambarį žvilgtelėjo nauja mažiulė. Jos plaukai buvo garbanoti, akys linksmos ir išdykusios, veidelis vilingas su smailė nosite. Mažiulis, riktelėjo jį, peštukas. Nežiniukas pašoko lovoje iš netikėtumo. Durys iš karto užsitrenkė ir pasigirdo greitai tolstančių žingsnių bildesys. Nežiniukas patraukė pečiais ir burptelėjo su panieka. Įsivaizduolė. Jis padėjo galvą ant priegalvio ir net buvo be užmiegas, bet durys vėl atsidarė ir į kambarį kyštelėjo ta pati mažiulė su garbanėlėmis. Peštukas, suriko ji, ha. Durys tuoj pat užsitrenkė. Nežiniukas pašoko iš lovos ir išbėgo į koridorių, bet ten jau nieko nebuvo. Gerai, suniurnėjo Nežiniukas grasindamas. Jis paėmė nuo rašomojo stalo medinę liniuotę ir pasislėpė už durų. Laukti neilgai teko. Greitai koridoriuje pasigirdo žingsniai. Nežiniukas pakėlė aukščiau liniuotę. Į kambarį įėjo Mėlynakė ir tuoj pat gavo liniuotę į kaktą. Ai! Mėlynakė stvėrė ranką už kaktos. Kodėl jūs mušotės liniuote? Sušuko ji. Dabar man ant kaktos guzos iššoks. Galbūt guzas dar ir neiššoks, atsakė Nežiniukas, nesmagiai vartydamas liniuotę rankoje. Ne, iššoks. Žinote, kokia aš lepi. Jūs man kumščiu suduosite ir tuojau bus mėlynė. Galima pridėti pleistro skiautelę, sugalvojo Nežiniukas. Jūs juk atnešėte pleistrą iš vaistinės. Aš jums atnešiau. Užteks abiem, atsakė Nežiniukas. Jis paėmė pleistrą ir sukarpė žirklėmis į 4 dalis. Greičiau prilipdykite, jaudinosi Mėlynakė. Štai čia. Jie atstatė kaktą ir pirštu parodė, kur prilipdyti pleistrą. Nežiniukas prilipdė pleistrą, bet pamatęs, kad jis kreivai prilipo, ėmė plėšti jį. Atsargiau, šaukė Mėlynakė. Jūs man visą kaktą ištepsite šituo bjauriu pleistru. Dabar gerai, atsakė Nežiniukas, baigęs darbą. Mėlynakė pribėgo prie veidrodžio. Gerai, nėra ko sakyti.
Dar mane kas pamatys su šito pleistru ant kaktos. Na, parodykite savo petį, kur jūsų mėlynė. Mėlynakė ėmė lipdyti pleistro gabalėlį prie nežiniuko peties. Aš visai ne jums norėjau suduoti, pasakė nežiniukas. O kam? Nežiniukas buvo besakas, kad jį erzinusi nepažįstama mažiulė, bet susigrebė, kad jis pasirodys skundikas. Niekam, atsakė jis, aš šiaip savo norėjau pabandyti, ar galima tą liniuotę kam nors suduoti. Jūs, mažiuliai, tik ir te galvojate, kaip suduoti kam nors, o kai jums patiems suduoda, tai nelabai patinka. Ko jūs šypsotės? Jums juokinga, kad man ant kaktos prilipdytas pleistras? Ji vėl priėjo prie veidrodžio. Tikrai, labai juokinga, kad ant kaktos toks keturkampis. O jūs iškirpkite jį apskritą, patarė nežiniukas. Mėlynakė atlipdė pleistrą, apkarpė jį žirklėmis, kad būtų apskritas, ir vėl prilipdė prie kaktos. Jums atrodo, kad taip geriau? Atsisuko jį į nežiniuką. Žinoma, patvirtino nežiniukas. Man rodos, kad jums netgi tinka. Primerkusi akis, Mėlynakė ėmė diršyti į veidrodį. O dabar atiduokite man kelnes ir marškinius, paprašė nežiniukas. Eikite nusiprauskite, o paskui ir drabužius gausite. Mėlynakė nuvedė nežiniuką į virtuvę. Ten prie sienos buvo prausikla. Šalia ant vinies kabojo rankšluostis, o ant lentynėlės buvo muilas ir dantų milteliai. Štai jums šepetukas, štai dantų milteliai. Išsivalykite dantis, pasakė Mėlynakė, paduodama nežiniukui dantų šepetėlį. Negaliu pakęsti dantų miltelių, sumurmėjo nežiniukas. O kodėl? Neskanūs. Jumsgi nereikia jų valgyti. Vis tiek, nuo jų liežuvį peršti. Paperštės ir nustos. Nežiniukas ėmė nenoromis valytis dantis. Porą kartų brūkštelėjęs per dantis šepetuku, jis baisiai susiraukė ir ėmė spjaudyti. Paskui vandeniu paskalavo burną ir pradėjo muilinti rankas. Nusimazgojęs rankas, jis padėjo muilą ant lentynėlės ir ėmė praustis veidą. Ir veidą reikia su muilu, tarė Mėlynakė. Tegu jį bala, atsakė nežiniukas. Muilas visada akis ėda. Na, jau ne, labai prašau, griežtai tarė Mėlynakė. Kitaip jūs negausite drabužių. Nieko nepadarysi. Nežiniukas išsimuilino veidą ir greitai ėmė plauti muilą. Brr, drebėjo jis, koks šaltas vanduo. Šiaip taip, apšlakstęs veidą, jis ištiesė į priekį rankas ir neatsimerkęs ėmė rankomis grabalioti apie sieną. Mėlynakė žiūrėjo jį, vos laikydamasi nesijuokus. Ko jūs ieškote? Rankšluosčio, atsakė nežiniukas, virpėdamas iš šalčio. Kodėlgi ieškote užsimerkęs? Atmerkite akis. Kaipgi atsimerksiu, kad prakeiktas muilas ir taip graužia. Jums reikėjo jį gerai nuplauti. Mėlynakė paėmė nuo sienos rankšluostį ir padavė nežiniukui. Nežiniukas patrynė rankšluosčių veidą ir tik paskui ryžosi pramerkti akis. Na, dabar jūs daug švaresnis ir netgi gražesnis, tarė Mėlynakė, ir pamačiusi rankšluostyje likusias purvo dėmes, užbaigė. Bet kitą kartą jums teks geriau praustis. Tai tik pirmą kartą jums nusileidžia. Ji atnešė nežiniukui drabužius ir pasakė. Apsirenkite ir užlipkite į viršų arbatos gerti. Jūs turbūt jau išalkote. Baisiai išalkau, prisipažino nežiniukas. Atrodo, visą dramblį suvalgyčiau. Ak, vargšas. Na, ateikite greičiau, mes jūsų lauksime.